Trumpas komentaras. Tai sezono tikslas įgyvenintas, mes kaip ir buvom jau apstarę, kad šiemet svarbiausia įveikti Barklajus, kad kreivė nekristų žemyn, nes pernai irgi buvom jos įveikę ir šiaip labai smagu, kad laimėjom. Kalbant apie rezultatus mūsų, tai pažiūrėjau 7-0, 4-1, 3-1, 2-1, 1-1 ir dabar 2-1 laimėjom, tai su pilkais, manau, taip pat parodysim, ką galim ir kovosim dėl pergalės. Įtikėtina, kad dar nepraradot galimybių patekti į ketvertuką? Jo, tai man atrodo, tiksliai nežinau dabar, bet man atrodo, su Barklajais dabar turim vienodai taškų po 4 ir Gulbinai irgi ten kažką turi, ar tai 4, ar tai 5, tai priklausys viskas nuo paskutinių varžybų, nes kiek žinau ir Barklajams ir Gulbinams liko žaisti prieš stipriausius varžovus. Kas šiandien lėmė pergalę? Sėkmė? Tik sėkmė? Ne, tai čia kolega mano anksčiau irgi komentavo, kad visi susirinko iš atskirų kampų ir vos ne pirmose varžybose net nepažinojom vieni kitų. Tai manau, kad tiesiog susižaidimas. Tai šiandien nežaidžiau aš, tai ten su kitų žaidėjų irgi kalbėjau, kad jeigu išlaikysim tą pačią sudėtį kitais metais, tai bus galima atsispirt nuo to ir pastoviai tobulėti kažkur į viršų.